Na ką, šiandieną pratęsim tokį vieną reportažą apie Paulių Vaineikį, kuris yra katalikų vienuolis ir Algirdo Bartkaus, VŽB vadovo, laikomas, kad jis yra brolis. Taip pat šviežias vakar dienos jų žolinių būtent reportažas apie tai, kaip Marija buvo paimta į dangų. Jau matot, kad aš jau juokiuosi, nes tai yra tikrai niekaip negaliu suprasti, kaip atgimęs krikščionis, kaip sako Algirdas Bartkus ir tas pats Remigijus Jucevičius XFM radio, kalbėti tokias nesąmonės ir išlikti katalikybei. Tai yra, patys paklausykit, kas tai yra per briedas. Man trūksta žodžių, ir kitaip negaliu pasakyti. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpats su jumis. Broliai seseris, sveikinu visus atvykusius švęsti nuostabios žmogaus išaukštinimo iškilmės. Žmogus, moteris, moteriškos giminės. Reikia dabar tokį dalyką pasakyti. Šiandien minimas įvykis, kai Dievo Sūnus Jėzus Kristus savo mamą su kūnu ir siela iš kapo pasiema į dangų. Aleliuja. Ir pirmas klausimas iškyla tik tais toks. Iš kur jie tai traukia? Bet atsakymas ten pat. Tai kad paklausom, iš kuris ten traukia, mes viską pamatysim. Svarbus įvykis žmonijos istorijoje, kaip ir mišių pradžioje minėjome, tai yra vienas iš tokių žinomų per istoriją, taip pat pačios Dievo motinos patvirtintų ir šventųjų liudijimais išreikštų įvykių, kada žmogus, mergelė Marija, kaip žmogus nebuvo pirmoji paimta į dangų. Mes turime, iki jos buvo du asmenys Biblijoje žinomi, tai Enochas, Senojo testamento personažas, jisai Adomo pirmojo žmogaus proanūkis, kuris buvo paimtas į dangų. Pranašas Elijas, irgi, kurį aprašo Eliziejus, irgi buvo paimtas su ugniniais ratais į dangų. Ir štai trečias asmuo, kurio įrašo paėmimo į dangų mes neturim, tačiau turime tą pasakojimą daugiau iš bažnyčios tradicijos. Kaip ir matom, iš tradicijos ir viskas. Tradicijos ko? Meluoti? Ar tradicijos fantazuoti? Klausom toliau, pasižiūrėsim, ką jis čia dar pasakys. Tai yra vienas iš tų įvykių, apie kuriuos evangelistas Jonas yra rašęs savo laiškuose. Evangelijų sako, dar daug įvykių, dalykų yra įvykę bažnyčioje, dėka Jėzaus, dėka Dievo malonės. Daug įvykių, kuriuos padarė Jėzus, kurie nesurašyti šitoje knygoje. Nes jeigu viską surašyti, nesutalpintų to meto visos bibliotekos. Aišku, mes dabar turim skaitmeną, tikriausiai sutalpintumėm į kokius nors ten kompiuterius, bet tuo metu nebuvo tada tokios galimybės. Pasirodo, vienu žodžiu Jonas pasakė. Ir dabar užtai, kad Jonas pasakė, kad dar daug kas nesurašyta, todėl jie gali prirašyti bet kokio briedo. Ko nori prifantazuos, kas nori bus paimtas, kas bus nori, tas bus šventas. Kurkit kiek norit, vis tiek nesurašyta, tai reiškia, nieks nesužinos, kokia buvo tiesa. Super mąstymas. Ir tas pasakojimas, kuris atkeliauja ir per ikonografiją, kas žinote, kodėl mes
šią šventę Dievo motinos paėmimo į dangų vadiname žolinė. Tai taip ir nesupratau, per tradiciją ar per ikonografiją. Tai reiškia, kas tai per mokslas ikonografija? Ar Jėzus liepė remtis ikonografiją? Ar remtis tradicija, kuri prasidėjo 421-31 metais, kada pradėjo švęsti, sakysim, Marijos paėmimo į dangų, po 430 su viršų metų pradėjo švęsti. Kažkas sugalvojo iš katalikų, ir pradėjo švęsti, ikonografiją. Ar neaiškiai pasakyta, kad nedaryk jokio paveikslo, kas danguje, žemėje ir po žeme. Bet ne, sugalvojam, jokių problemų nesudaro, fantazija pas mus veikia. Šiuo metu vyksta pranciškoniško jaunimo stovykla čia Pakutuvėnuose ir mergaitės iš pačio ryto išėjo į pievas ir parnešė, matote, lauko gėlių. Tai, ką buvo galima rasti. Manau, videokamerą parodysit į tokį ir didesnį planą, mažesnį, kad tikrai tikros gėlės, ne plasmasinės, nepirktos kažkur tai krautuvėje. Ir atsitiko, kad tos gėlės, lauko gėlės, buvo rastos tuščiame, ką tik šviežiai Marijos, kur Marija buvo palaidota kape. Tradicija pasakojo tokį atvejį. Apaštalai, kurie buvo išsiskirstę po visą tuometinį pasaulį, jau kažkas skelbė Evangeliją Europos Sąjungui, dar tada ne tik tai formavosi. Tomas, žinome, buvo iki Indijos ten jau nuėjęs. Lukas šalia mergelės Marijos, jisai kaip ištikimas karys, kaip, mes sakom, toks kaip ir globėjas. Šalia Dievo motinos jai greičiausiai patarnavo iki pat jos iškeliavimo iš šio pasaulio momento. Ir atsitiko tai, kad jau artėjant jos valandai, apie kurią kalba ir Jėzus, atėjo mano valanda, visi apaštalai vienokiu ir kitokiu būdu sugrįžo. Kažkas klaustų, kaip jie sužinojo, kad reikia grįžti ir atsisveikinti su Dievo motina. Atsakymas jums labai netgi moksliniu pagrindu galėčiau pasakyti. Kokiu pagrindu gandrai, žąsis, lakštingalos ir visi kiti kilmingi gyvūnai supranta, kad atėjo laikas grįžti namo į Lietuvą. Jie turi telefonus. Gandras neturi. Ar turi gal kokią antenikę prie kojos prikabintą? Neturi. Bet kažkas juose yra, jie gauna žinutės. Gandras normaliai, lietuvis, o čia pakūtos, ta, kurį dažnai matom. Jau senuks visą kitą, jau tikriausiai jau turi daug anūkų, gandriukų. Suprantat, jis ten kažkur Afrikoje šildos viską gerai prie jūros ir gauna žinutę, pip, grįžk namo. Jis 1, 2, 3 susirinko savo komandą, anūkus, proanūkius ir šutint į Pakutą. Kažkaip panašiai va tai buvo su tais apaštalais. Pasakos suaugai. Suprantate, ten tiek buvo prašyta, jeigu buvo tokių įvykių, kad, jei surašyti visus, tai neįmanoma. Tai čia dabar tuos įvykius ir atkuria būtent Paulius Vainikis. Kaip apaštalai sugrįžo į Marijos laidotuvės? Ne, Ir įsivaizduokit, kiek kunigų, tiek visokių fantazijų. Klausom toliau. Jie visi buvo po to metinį pasaulį įsiskirstė, gauna žinutę, sugrįžę. Ir dabar atsisveikino su Dievo motina, ten tų visų niuansų dabar neturim nufilmuotų, bet galėsit peržiūrėti tą visą momentą dangaus karalystėje, įrašai greičiausiai saugomi dangaus serveriuose. Pasirodo dar jisai ir atsakingas už dangaus filmavimo serverius. Čia jau neblogai.
neblogas variantas. Kuo toliau fantazija liejasi laisviau. Galėsit peržiūrėti. Aš tikrai sakau tiesą, ne? Oi. Įsivaizduojat, ir vienas dalykas, Tomas, nežinau kaip, ar buvo neryšio zonai Indijoje. Jis pavėlavo. Ir jau visi palaidojo Dievo motiną, kaip pridera į kapą, uždėjo ten tą akmenį, ant tokios uolose skaptuoja tos kapus. Ir aišku, jau grįžta iš kapinių, nuliūdę, ir Tomas parbėga. Aš taip truputį, kad būtų aiškiau pasakoju. Uždusęs, prakaituos, sako, kur, sako, Dievo motina, Tomai, jau viskas, palaidom, laukiam tavęs, jau nebegalėjom laukti ir reikėjo vis tiek jau laidot, palaidom. Sako, bet Marija negali mirti. Kaip tai negali? Jinai tokia pat moteris, kaip ir visi kiti. Jinai jokių ten ypatingumų neturėjo. Nu, čia tik tai jai pasisekė, čia vieną vaikiuką susilaukė. Ne. Sako, ne, aš sako, netikiu, kad Marija galėjo numirti. Tomas jau nesykį buvo taip toks abejojantis. Prisimenat, kada Kristus prisikėlė. Vargšas Tomas. Tada netikėjo, dabar netiki, pasirodo. Pasirodo, neryšio zonoje buvo, pasirodo, visokio briedo jie čia prifantazavę apie tą Tomą. Vargšas Tomas apaštalas. Nežinau, bet šį kartą jisai nepatikėjo ir jisai lygtai jis netikėjo, kad Marija gali mirti net. Iš kur jie tai ištraukė? Iš kokios tradicijos? Iš kokios ikonografijos? Fantazija liejasi. Ir moteris sakė, jisai tikrai prisikėlė, netikėsiu. Kai Jėzus net atėjo ir apaštalams pasirodė prisikėlęs, ką sakė Tomas? Kol nepamatysiu savo akim, kol rankom nepaliesiu, netikėsiu. Jis toks ir liko. Tada, Petras sako, vyrai, kadangi, žinai, vis tiek esam 12 ir turim pagal reglamentą, visi turim teisę patikėti, einam. Tomai, atidengsim tau tą kapą, ten tokia lenta, žinai, yra akmeninė, galėsi pats įsitikinti. Jie ateina, čiupo tą akmenį, nutraukė ir ką jūs manat? Tuščia. Atrodo, ką tik palaidojo. Kapas tuščias. Ir kas yra kape? Pilna lauko gėlių. Kaip ikonografija, tradicija ir Pauliaus Vaineikio fantazija, plus Jono pasakymas, kad nesurašytų būtent istorijų apie Jėzų ir apie kitus, žodžiu, čia netilptų visose pasaulio knygose. Padarė taip, kad Marija buvo paimta Jėzaus į dangų. Štai taip, jokių problemų nesudaro. Ir tai yra taip vadinamas įtikėjęs, atgailavęs, atgimęs. Tai yra ženklas, kad Dievo motina buvo paimta. Aišku, aš jums daugiau pasakoju per tą tradiciją, per ikonografinę tradiciją. Bet čia yra mūsų tokia kaip žinutė, kad žinotumėm, apie ką čia ta šventė, kur dabar kalbam. Biblijoje šio pasakomo jūs tikrai neieškokit, nerasit, kadangi Biblija, kaip aš jau minėjau, parašyta ne apie Mariją, o apie Jėzų. Jis dar kartą patvirtino, kad tokio įrašo, tokių fantazijų, sakysim, jų nėra Biblijoje, neieškokit net, nerasit. Bet pagal ikonografiją, pagal šitą tradiciją kažkokią, meluok kiek nori, ką nori daryk, jokių problemų nesudaro, viskas tai yra tiesa, ten danguje, viskas yra surašyta, video yra, pasižiūrėsit po to, kai nueisit vieną žodį. Ir sako, kad viskas yra tvarkoj. O mes paskaitykim iš vieno puslapio, kaip jis ten vadinasi, Kristoteka kažkaip atrodo.
Tai va, šiandien švenčiame mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę. Ši šventė yra pirmutinė ir seniausios kilmės rytuose. Jį pradėta švęsti tuoj po Efezos rinkimų 431 metais. Bizantijos imperatorius Marcijus 602 sakė ją švęsti rugpjūčio 15 dieną. Imperatorius, tiesiog įsakė švęsti ir jis švenčia. Vakarų bažnyčioje jį imta švęsti 7 amžiuje, Marijos į dangų šventėje savo šaknimis giliai įsiskverbusi į šventą raštą. Tai palaukit, aš nieko nesuprantu. Tai Biblijoje neieškok, tai giliai įsiskverbusi į šventą raštą. Tai kaip čia nelabai supratau, kuriuo galu jį ten įsiskverbus, nors sako Vaineikis, kad nėra, ir jisai teisingai sako, kad nėra. Tai kas meluoja? Meluoja tie, aišku, bet tai čia jo draugai meluoja, jo katalikai, kurie kristografiją vedė. Tai čia supras kaip norit. Na, žodžiu, smegenys nesuvirškins nieko. Taip kaip ir apie kitus įvykius yra daug įvairiausių, kas vyko po prisikėlimo, kai jau buvo ir švento rašto kanonas jau buvo sudarytas ir daug dar visko vyko. Vėliai, tai čia būtų apie tą įvykį. Dabar konkretus praktiškas klausimas, kadangi taip toli važiavot, gaišot laiką, nors šiandien šią progą netgi Lietuvos ir ES visos direktyvos, tikriausiai dėl to, kad prisiminė, kad ES vėliava yra 12 žvaigždžių vainikas, nuo mergelės Marijos paimtas. ES vėliavos 12 žvaigždžių nuo Marijos paimtas? Čia rimtai, aš, pavyzdžiui, niekada neslibėjau, bet aš nelabai juo tikiu. Negaliu, juokas ima. Pagal šventą raštą ir padarė išeiginę. Juk šiandien išeiginė. Aišku. Tad ką gali gero parsivešti šiandien iš Dievo žodžio? Nes jeigu žinote Mariją, štai jums prašau pavyzdys, čia modelis yra, jinai rodo į Jėzų, sako, kad ir mano šventė noriu, kad atkreiptume dėmesį ne į mane, bet į Jėzų. Taigi Jėzus yra Dievo žodis. Dievo motina, kurią čia dabar pakabinau, čia yra momentas, kaip jinai norėjo pasirodyti actekų indėnui Juan Diegui. Buvau vasario mėnesį nuvažiavęs, patikrinau, taip ir yra. Jinai paliko šią nuotrauką, kaip jinai yra įmama į dangų. Indienui Juan Diegui paliko šią nuotrauką Mariją, kad ji buvo tikrai paimta į dangų. Jo, pradėjo švęsti 431. Amerika atrado 1500 kažkelintais. Gėda, kad nežinau, bet aš žinau kažkur panašiai. Tai iš kur jie tą indėnas, kuris pragyveno 1100 metų ir paliko jiem nuotrauką ir papasakojo, kaip jam Marija tai paliko. Palaukit. Gal pas kažką lakesnė fantazija negu pas Vaineikį, pas mane, aš nežinau. Bet, neblogai jau, stengiasi vyras, stengiasi. Gal jūs fantaziją paleiskite tada, kitaip aš negaliu suprasti. Beje, Algirdas su Remigiu galėtų padėti jam, išsukti šitą variantą, tiesiog daugiau pagal ikonografiją, pagal tradiciją. Vienintelis faktas, šitas atvaizdas padarytas ne su dažais, mokslininkai iš proto nesuprant, kaip yra nupaišyta, tik tyrė, sako, čia visi tie reiškia spalvos, tai dažai, kuris nudažytos gėlės. Tai nėra aliejiniai dažai, jie nežino. 500 metų neblunkva tas paveikslas parodytas, kaip Marija paimama į dangų. Tai va, bet esmė yra šiandien, kada apreiškime evangelistui Jonui, tam Jonui, kuriam ir pirmiausiai patikėjo Jėzus, būdamas ant kryžiaus savo mamos globą. Prisimenu ten tą momentą, sako,
štai tavo motina ir atiduoda Jonui. Ir aišku, Marija tada atidavė Joną Marijai ir per aišku Joną mus visus. Ir štai ką rašo Jonas. Jisai mato tokį vaizdą. Danguje atsidaro Dievo šventykla ir pasirodė sandoros skrynė. Tai Dievo sandora, jeigu žinot kokia, Dievo sandora yra Dievo sūnus. Ta naujausiai sandora, kad viešpats Jėzus tampa vienu iš mūsų, jisai paėmė mūsų nuodėmes, numirė už mus, prisikėlė ir tie, kurie tiki Jėzumi Kristumi, tie gauna amžiną gyvenimą. Taigi sandora pasirodė ir dabar šalia sandoros iš karto pasirodo danguje didingas ženklas. Prie šio įvykio, prie Jėzus Kristaus didingas ženklas, labai ir netgi šio ikonai matote tikrai netgi vizualiai. Mergelės Marijos veidas yra didesnis už Jėzaus veidą. Taigi sandoros skrynė ir didingas ženklas. Čia viskas tvarkoj, kameros rodo pirmų planų, antrų planų. Taigi, ir tasai ženklas, tai moteris apsisiautusi saulę, štai čia modelis, matote, galite tikrinti kadrus. Po jos kojų mėnulis, tikrinam. Mėnulis. Ant galvos 12 žvaigždžių vainikas, tikrinam. Ten, aišku, truputį yra daugiau dabar. Galėsit po mišių paskaičiuoti. Nu va, kaip yra tikrinami faktai pagal vainiką ikonografiją. Biblijai parašyta tiek, pasižiūrima, čia yra teisingai ir ne vienu. Aha, teisingai. O pasižiūrim ten žvaigždžių, aha, teisingai. Va, matot, indienui vardą užmiršau paliko ir reiškia viskas teisingai, žinai. Va, tu super, fantazija nuostabi. Oi, humoro laida su Pauliumi Vaineikiu apie religijos vingius. Štai toksai ženklas. Tačiau ne viskas. Kai tik tai pasirodė Dievo motina šalia Jėzaus Kristaus naujosios sandoros, iš karto iš kažkur atsirado kitas ženklas danguje. Štai milžiniškas ugniaspalvis slibinas su 7 galvomis, 10 ragų, 7 diademomis ant galvų. Ten uodega irgi nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių, nužėrė žemėm. Tai va irgi dar vienas ženklas. Labai taip gražiai, ačiū klebonui Gediminui ir dizaineriams, kurie labai pakutuvėnuose sudėliojot vertybinės kolonas. Ženklas, mergelė Marija ir, jeigu žinote, slibiną, kurį visas pasaulis gali pamatyti, yra juodas ekranas, televizorius. Tas blogio ir gėrio pažinimo ženklas. Mes jį naudojam pagal paskirtį, todėl mato tik gražius tekstus. Bet turit tą žvėrį mažam variantė, kišenį, telefons vadinas. Jis jumis visus pasiekia. Praplaun smegenis ir taip užviliuotai ne vieną žvaigždę tavo, kurį tu visą gyvenimą dirbai, kad gautum žvaigždę, nuopelnus kažkokius per tą telefoną, tu viską bangiai prarasti. Čia taip truputį šaržuoju, bet kad maždaug būtų aiškiau. 2 ženklai. Juodas kvadratinis ženklas atstovauja slibiną ir mergelę Mariją. Čia yra kalbama, kad jos užduotis yra pagimdyti kūdikį. Ir jinai pagimdo kūdikį, parašytą sūnų berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Ir antrajame skaitinėje, jeigu atidžiai klausytės, iš 1 laiško Korintiečiam 15 skyriaus 20-27 eilutės, ten buvo parašyta, ir mes klausėmės, kad
Paskui bus galas, kai tas berniukas, Jėzus Kristus, perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybės ir pajėgas. Tas berniukasgi turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. Kai paskutinis priešas bus sunaikinta, mirtis. Tai reiškia tasai slibinas, tas ženklas, kuris grasina mumis kaip žvaigždės danguje nušluoti nuo dangaus. Natūralu, kad piktoji dvasia, matydamas šį scenarijų, reaguoja. Ir aišku, persiekė, kad užbėgti už akių, kad tai neįvyktų. Todėl jūs nesistebėkite, kad mes norim kaip geriau, norim būti gerais katalikais, būti šlovintojais, būti Jėzaus sekėjais. Ir taip sunkiai mums tai gaunasi. Kadangi tas žvėris, jis bando pavogti, pagrobti tą kūdikį, kuris gimsta iš mergelės Marijos. Truputį praplėsiu simboliką ir pasakysiu, kad mergelė Marija, kuri vaizduojama čia, iš Apreiškimo Jono 11 skyriaus ir 12 skyriaus, reiškia ir bažnyčia. Bažnyčia, kuri va dabar, ką tik jūs irgi matėte ir tiesiog dalyvaujate gimdyme, ką tik buvo pagimdytas žodis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos. Kristus, gyvasis Dievo žodis, kiekvieną kartą, kai perskaitomas bažnyčioje, tai yra tas berniukas, kuris geležinė lazda deda į vietą. Man sakė, toks terminas yra, mes visi turim savų tarakonų savo galvoje. Pauliau, Dainiau, mes tikrai tuo tikim. Mes šiandieną įsitikinom, kad tarakonų galvoj pas tave tikrai yra labai daug. Tai vat, teisingai. Įsivaizduoju, tai vat, ir dabar kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie sosto, moteris pabėgo į dykumą, kuriai buvo duota paruošta būstinė. Moteris pabėga į dykumą į paslėptą gyvenimą. Prisimenat mergelės Marijos visi momentai. Kas yra kalbama apie Dievo motiną? Jinai visus įvykius laikydavo tyloje, savo širdyje. Jos gyvenimas buvo paslėptas iki pat galo. Dėl to vėl pasakysiu, jūs nesistebėkit, kad trūksta rašytinių šaltinių, vaizdo medžiagos, kaip buvo jinai paimta į dangų. Kadangi jinai to nedeklaravo, nerodė. Na, dar kartą jisai patvirtino, kad rašytinių šaltinių nėra, tai jie tos rašytinių šaltinių sugalvojo pagal tradiciją, ikonografiją ir pagal savo fantaziją. Dar kartą tai primena. Nu, ir kokios problemos, jokių problemų. Ten viskas danguje yra užrašyta, ten yra video archyvas, viską pamatysit kinais. Nu, neblogai. Ką tai duoda mums, mėlieji? O tai mums duoda tai, kad mes žiūrėdami į šį nuostabų ženklą padarytumėm tai, ko jinai prašė. Prisimenat Kanos vestuvės. Kanos vestuvėse žmonės, kurie atėjo į vestuvės, jiems pritrūko vyno. Vestuvės, mėlieji, tai yra mūsų taip pat šventos mišios. Kiekvienos šventos mišios yra puota, apie kurią ir Jėzus kalba. Karalius iškėlė savo sūnui puotą. Mišių šventė, puotą. Ir ten pritrūko vyno. Kiekvienas iš jūsų esate atėję kaip būtybės, kuriuose daugiausia vandens. Aš dabar tiksliai nepasakysiu, jūs galėsit nueiti tą dabar tokį protingą intelektą, galėsit įsivesti, kiek procentų žmogaus sudaro vanduo. Tai vat, jūs visi esate ąsočiai, tas kūnas, kuriame esate pripildyti vandens. Kai kam iš jūsų koktu tavo gyvenimas tau yra atsibodęs. Nori kaip geriau, gaunas kaip visada. Bandai visokias, nežinau, fizinės dietas, dvasinės dietas.
kaip sakant, toks kaip visada. Niekas nesiseka. Bandau ekonomiką kelti. Nesiseka. Suprantat? Kai kam iš jūsų koktu tame kūne gyventi, nes, sako, argi tai gyvenimas, taigi tas vanduo. Kiekvieną kartą, kai mes ateinam į mišias, einam pas mamą, sakom, Marija, pas mane vėl trūksta vyno. Aš pilnas vandens, pilnas stovinčio vandens, jau dūstas, jau pats gerti nebegaliu, tik aš dar kitam įpilsiu. Būk gera, daryk ką nors. Marija eina pas savo sūnų, kad ir dangaus karalystėje, sako, šie broliai mano seseris nebeturi vyno. Ir tada, kai Jėzus sako, neškite savo tuos vynus, ne vynus, vandenį, atsiprašau, neškite tai, kas esate, va tie indai, pilni va to vandens, neškite, dėkite ant stalo, dabar netrukus bus aukos liturgija, mes ant stalo turėsim galimybę padėti visą savo tą vandenį. Sako, ir tada padarysiu stebuklą, paversiu jumis visus dangaus karalystės geriausių vynų. Tačiau viena sąlyga, mergelė Marija prašo, toji Marija, kuri paimta į dangų ir iš ten jinai taip pat transliuoja, siunčia žinutes, sako, darykite viską, ką mano sūnus jums lieps. Paprasta sąlyga, mėlėjai. Na va, prie tos fantazijos, kaip buvo Marija paimta, dar pridėjo dar kitą fantaziją, paimta vieta iš Biblijos, išvartyta, kaip reikalas, ir dabar jau imkite tuos indus, kurie už tai, kad jūs visi iš vandens padaryti, ir pavers vynu. Kokį jie vyną vartoja, ką jie rūko, aš niekaip negaliu suprasti. Žinokit, tai yra... Mano smegenys tokio vyno negeria. Taigi, Dievo motina savo pavyzdžių parodo, kaip tai yra daroma. Evangelijų pagal Luko 1 skyrių 309-56 eilutės, žinomas pasakojimas, kai jinai jau po pokalbio su arkangelu Gabrieliu, jinai jau jaučia, kad jinai jau turi kūdikį, sužino, kad jos teta Elzbieta, Jono Krikštytojo mama, 6 mėnesį laukėsi, jinai viską palieka, jinai keliauja aukštyn, sako, į Judėjos kalnyną. Mergelė Marija eina į Judėjos kalnyną, kyla. Ir jinai rodo mums pavyzdį, kad galėtum atkartoti jos išaukštinimą savo gyvenime, mano brangus broliai seserys. Kai išeisit, kai tik išgirstat, kad reikalinga tavo pagalba, būk kaip Marija. Jinai paliko savo saugią vietą. Priminsiu, mergeliai Marijai reikėjo nuvažiuoti 100 kilometrų tuometiniais keliais, kai aplinkui Romos okupacinė kariuomenė, visokie banditai ir, aišku, moterį, o dar jaunai mergaitai yra pavojinga keliauti. Jinai viską palieka ir eina padėti patarnauti, tarnystė, meilės gestas. Taigi mergelė Marija išsiruošė tarnystei ir jinai įžengė į savo tetos namus ir pasveikina ir sako, vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis. O pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ir tada prasideda šlovinimas. Mėlieji, ši šventė, šis įvykis, dėl ko mes kalbam, dėl ko mes vargstam, tai yra dėl vienos priežasties, kad jūs atkartotumėt mergelės Marijos pavyzdį, pavadinkim tai žygdarbį, kad ir jūs išsiruoštumėt į tą savo Judėjos kalnyną. Kiltume, mes esame gimę šitam gyvenimui.
pakviesti mūsų pašaukimas kilti viršų. Meilės darbais ir atlikus tą meilės gestą mes tampame kuom? Šlovintojais. Taigi, sekanti mūsų mišių puotos dalis toliau bus šlovinimas, gražios giesmės. Amen. Aleliuja. Na va, fantazijos laivas atplaukė į savo finišą. Manau, kad į tarpinį dar finišą, jeigu tai pasižiūrės, kiek jie fantazijų pridirbė, kadangi daug yra neprirašyta, visko į Biblijoje nesukiši, nes tiek daug vis faktų nėra, tai galima rašyti kiek nori fantazuoti, jokių problemų nesidaro. Tai va, aš dar kartą klausiu Algirdo Bartkaus, Remigijaus Jucevičiaus ir visų kitų, kurie pripažįsta jį kaip atgimusi krikščionį, su klausimu, o jūs ar atgimę, jeigu jūs tikite tokiom nesąmonėm, kurie šneka jisai? Ar jūs irgi prisijungėt prie jo fantazijų? Ar sakysit, nu ne, mes su juo nesutinkam, bet vis tiek čia jis yra mūsų brolius, ne? Tai palaukit, čia melo brolius, tai jūs esate ne Dievo vaikai. Dievas yra tiesa. Bet jeigu jūs pasakyta, susidedat su tokiais, jūs palaikote jį jo meluose. Sako, nesisveikinkit su tokiu, nesėskit prie stalo su tokiais, kurie iškraipo Evangeliją. O jūs su jais vaikštote maršuose, sielų festivaliuose, garbinat Mariją. Jokių problemų tas nesudaro. Žmonės, mano mėlyjei, kaip jums, aš nežinau, jau gėda jau net ir sakyti, kad jums gėda. Manau, kad jums jau negėda, jūs jau neturit nei sąžinės, nei nieko, jums vienodai rodo. Nu, ką galiu daugiau pasakyti, vienu žodžiu, apie tokius atgimusius krikščionis ir juos pripažįstančius. Jūs nesate Jėzaus Kristaus mokiniai ir jūs nesate krikščionis.